pirma diena šiame Dakare be techninių gedimų. Tai jau šis tas. Žiūrėk, į galą mes tą mašiną visai paruošim, gal kitų metų Dakarui. O šiaip tai diena ralinė, labai ralinė, labai faina tokia techniška diena, žinai. Tik mum prieš galą, prieš finišą ten kamštis toks buvo, kad turėjom stovėti pusę valandos. Laikas eina, tu stovi, nes kelios mašinos susėdo pešpešę. Sunkvežimiai pramalė didžiulės vėžės. O kadangi ten toks tarpeklis, nėra kaip apvažiuoti. Ta prasme, tokie šlaitai su krūmais. Tu tiesiog vienintelis būdas. Tai visi polėm ten tas mašinas stumdė, traukiot, žodžiu, kaip kad jie tik atsilaisvint savo pravažiavimą. Buvo viena tokia, buvo daug iš tiesų pervažimų per upelius, bet viena upės brasta buvo gan nemaža, bet sėkmingai šį kartą mes ją įveikėm, po kurios stovėjo taip pat nemažai automobilių, kurie matyt atsitiko tas pats, kaip mum Bolivijoje.